Ir kai ministras aplinkos pasako, kad žinot, jūs pasikeiskite elektrinės viryklės, jeigu yra 40 būtų gyvenamas namas, jam būdavo paskaičiuojama, kokio yra galingumo net kabelis. Kokio galingumo yra pastato elektros statoma. Tai žinokit vieną dalyką, kad tam tikruose namuose, norint pakeisti elektrinės viryklės, tai reikėtų keisti ir kabelius, tai reikėtų patobulinti gal ir elektros pastatą, tai reikia paskaičiuoti tada, reiškia, kai buvęs darbo vykdytojas, aš jums galiu tai papasakoti labai atvirai. Ir dalykiškai, ir savame suprantama, jeigu būtų vyriausybės politika, tai kad mes startuojam nuo šių metų ir po kitais metais bus padidintos, reiškia, akcizų tarifas, bet yra skiriamos lėšos pertvarkai, elektrifikacijai, reiškia, kabelių pakeitimas ir taip toliau. Dar daugiau kalbėti apie buitinius vartotojus. Tai noriu pabrėžti, kad individualūs kai kurie namai kaimo vietovėse elektros pajėgumus tik turi 3 kW. Jeigu jūs pajungsit elektrinę plėtelę, jeigu pajungsit indaują, jeigu skalbimo mašiną, jau minimum 5 kW reikia. O kada žmonės nori pasididinti elektros galią, tai sako, ne, tu pasimokėk dar 4 000 eurų.